Dirbtinis intelektas gali būti ne didžiausias žmonijos išradimas, o paskutinis. Įsivaizduokite akimirką, jūs užduodate klausimą, o atsakymas atsiranda greičiau negu spėjate apie jį susimastyti galvoje. Ne todėl, kad kažkas labai protingas, o todėl, kad jis mąsto visiškai kitaip nei žmogus. Šiandien dirbtinis intelektas jau rašo tekstus, kuria paveikslėlius, programuoja, analizuoja ir net kalbasi su mumis taip, lyg būtų žmogus. Bet yra vienas svarbus klausimas. Ar tai tik įrankis, ar jau kažko naujo pradžia? Nes kol kas dirbtinis intelektas daro tai, ką mes jam sakome. Bet kas nutiktų, jei vieną dieną jis pradėtų kurti pats save, greitesnį, protingesnį ir kiekvieną kartą mums vis sunkiau suprantamą? Tai nebėra tik technologija, tai gali būti momentas, kai žmonija pirmą kartą susidurs su intelektu, kuris ją pranoksta. Ir svarbiausias klausimas šiandien – ne ar tai įvyks, o ar mes tam pasiruošę. Kad suprastumėme, kur viskas juda, pirmiausia reikia atsakyti į paprastą klausimą. Kas iš tikrųjų šiandien yra dirbtinis intelektas? Šiuo metu dirbtinis intelektas nėra savarankiškai mąstanti sistema. Jis neturi sąmonės, neturi minčių ir nesuvokia pasaulio taip, kaip žmogus. Vietoje to, tai yra sudėtingos sistemos, kurios apdoroja milžiniškus informacijos kiekius ir iš jų išmoksta atpažinti pasikartojančius dėsningumus. Kitaip tariant, dirbtinis intelektas ne tiek supranta, kiek labai tiksliai prognozuoja, kas turėtų sekti toliau, remdamasis tuo, ką jau žino. Didžioji dalis šių sistemų yra paremtos neuroniniais tinklais. Tai modeliai sukurti pagal žmogaus smegenų idėją, tačiau jų veikimas visiškai paremtas matematika. Jie susideda iš sluoksnių, kuriuose informacija yra nuolat apdorojama ir koreguojama, kol sistema išmoksta pateikti kuo tikslesnius rezultatus. Būtent šių modelių pažanga, kartu su milžiniškais duomenų kiekiais ir galingais kompiuteriais, sukėlė pastarųjų metų dirbtinio intelekto šuolį. Tačiau čia slypi svarbi riba. Nors dirbtinis intelektas gali atrodyti įspūdingas, rašyti tekstus, kurti vaizdus ar net spręsti sudėtingas užduotis, tai nereiškia, kad jis supranta, ką daro. Dabartinės sistemos neturi bendro pasaulio suvokimo, mąstymo ar proto. Jos gali būti labai tikslios vienoje srityje, bet tuo pačiu visiškai suklysti kitoje. Dėl to šiandieninis dirbtinis intelektas vadinamas siauruoju intelektu. Jis yra specializuotas, sukurtas atlikti konkrečias užduotis, o ne mąstyti plačiai kaip žmogus. Čia slypi dar viena įdomi problema. Net žmonės, kurie kuria šias sistemas, ne visada gali tiksliai paaiškinti, kaip dirbtinis intelektas priima sprendimus. Mes matome rezultatą, bet pats procesas dažnai lieka ne iki galo aiškus, tarsi juodoji dėžė. Tai reiškia, kad dirbtinis intelektas tampa vis galingesnis, bet tuo pačiu ir mažiau skaidrus. Ši idėja iš tikrųjų atsirado dar 20-ajame amžiuje, kai mokslininkai pirmą kartą rimtai pradėjo svarstyti, ar mašina apskritai gali būti laikoma protinga. Vienas iš pagrindinių bandymų tai apibrėžti buvo Tiuringo testas, pasiūlytas Alano Tiuringo. Jo esmė buvo gana paprasta, bet tuo pačiu labai svarbi. Užuot bandžius suprasti, kas vyksta kompiuterio viduje, buvo pasiūlyta vertinti tik jo elgesį iš išorės. Įsivaizduokite situaciją, žmogus bendrauja su kažkuo per kompiuterį, nežinodamas ar kitoje pusėje yra žmogus ar mašina. Jei žmogus negali patikimai atskirti, su kuo jis kalbasi ir mano, kad tai yra žmogus, tuomet sakoma, kad sistema praėjo testą. Kitaip tariant, svarbiausia tampa ne tai, ar mašina iš tikrųjų supranta, ką sako, o tai, ar jos atsakymai pakankamai įtikinami, kad primintų žmogų. Šis požiūris buvo svarbus todėl, kad tuo metu nebuvo aišku, kaip apskritai išmatuoti mąstymą. Ir net šiandien ši problema nėra iki galo išspręsta. Mes vis dar dažnai sprendžiame apie dirbtinio intelekto protingumą pagal jo elgesį, o ne pagal tai, kaip jis veikia viduje. Ir būtent tai šiais laikais sukuria tam tikrą dilemą. Šiuolaikiniai dirbtinio intelekto modeliai jau labai gerai imituoja tokį žmogišką elgesį. Jie gali rašyti, argumentuoti, atsakinėti kontekste taip, kad pokalbis atrodytų natūralus. Tačiau tai vis dar nereiškia, kad sistemos turi vidinį supratimą ar sąmoningą mąstymą. Todėl šiandien mes vėl esame labai panašioje situacijoje kaip ir Tiuringo laikais. Mes matome elgesį, kuris atrodo protingas, bet vis dar ne iki galo suprantame, kas vyksta viduje. Ir kuo sistema atrodo pažangesnė, tuo skirtumas tarp atrodo protinga ir yra protinga tampa vis sunkiau apibrėžiamas. Tačiau kada iš tikrųjų atsirado pirmasis dirbtinis intelektas?
Nors daugeliui gali atrodyti, kad dirbtinis intelektas visai nesenas išradimas, atsiradęs kartu su ChatGPT ir panašiais įrankiais, iš tiesų jo istorija yra gerokai ilgesnė ir prasideda daug anksčiau, nei daug kas gali įsivaizduoti. Dar 20-ojo amžiaus viduryje, 1950-aisiais, buvo pradėtos kelti pirmosios rimtos idėjos apie mašininį mąstymą ir būtent jau minėtas Turingo testas tapo vienu pirmųjų bandymų apskritai apibrėžti, ką reiškia mašininis intelektas. Tai buvo laikai, kai kompiuteriai buvo labai primityvūs, tačiau jau tada kilo klausimai, ar jie galėtų kada nors mąstyti. 1956 metais įvyko dar vienas svarbus įvykis – konferencija, kurioje pirmą kartą oficialiai buvo pavartotas terminas dirbtinis intelektas. Tuo metu mokslininkai tikėjo, kad per kelis dešimtmečius bus sukurtos mašinos, prilygstančios žmogaus protui. Tai buvo optimizmo laikotarpis, kuris vėliau susidūrė su daug sudėtingesne realybe. Vėlesniais dešimtmečiais pažanga buvo net tokia greita, kaip tikėtasi. Nors idėjos buvo ambicingos, realybėje trūko tiek technologinių galimybių, o duomenų rinkimo, apdorojimo kaštai buvo nepalyginamai didesni, kad idėjos būtų įgyvendintos. Dėl to susidomėjimas dirbtiniu intelektu periodiškai sumažėjo, o pats vystymasis tarsi sustojo ir šis laikotarpis vėliau buvo įvardintas dirbtinio intelekto žiemomis, tačiau situacija pradėjo keistis 20-ojo amžiaus pabaigoje. 1997 metais įvyko vienas simbolinių momentų. IBM sukūrė sistemą Deep Blue, kuri nugalėjo pasaulio šachmatų čempioną. Tai buvo pirmas kartas, kai kompiuteris strategiškai įveikė žmogų šachmatuose, žaidime, kuris ilgą laiką buvo laikoma žmogaus intelekto simboliu. Šis įvykis parodė, kad mašinos gali pranokti žmogų tam tikrose srityse, net jei jos vis dar neturi bendro supratimo apie mūsų pasaulį. Vis dėlto tikrasis proveržis įvyko tarp 2010 ir 2020 metų. Tuo metu technologijos sparčiai tobulėjo, atsirado milžiniški duomenų kiekiai, stipriai išaugo mašinų galia, o kartu sumažėjo ir sistemo kūrimo bei išlaikymo kaštai. Dėl to neuroniniai tinklai tapo pakankamai pažangus ir prieinami, kad galėtų efektyviai mokytis iš realios informacijos. Ir tada 2022 metais pasauliui buvo pristatyti pažangus dirbtinio intelekto modeliai, tokie kaip ChatGPT, kurie padarė dirbtinį intelektą prieinamą beveik kiekvienam žmogui. Nuo tada dirbtinis intelektas pradėjo būti naudojamas kasdienime gyvenime, telefonuose, darbe, moksluose ir kūryboje. Ir būtent čia dirbtinio intelekto istorija gauna naują pagreitį. Nes jei anksčiau dirbtinis intelektas vystėsi tyliai per dešimtmečius, dabar jis pradėjo keistis greičiau nei bet kada anksčiau. Šiandien dirbtinis intelektas yra visur ir dažniausiai mes net nepastebime, kada juo naudojamės. Nuo to, ką matome telefone, iki sprendimų, kurie vyksta mums net nepastebint. Versle dirbtinis intelektas naudojamas dar plačiau. Jis padeda automatizuoti klientų aptarnavimą, analizuoti rinkos duomenis, prognozuoti paklausą ir net optimizuoti logistiką. Tai leidžia įmonėms priimti sprendimus greičiau ir remiantis didesniu informacijos kiekiu, nei žmogus galėtų apdoroti vienas. Kūrybos srityje pokytis dar labiau matomas. Dirbtinis intelektas gali generuoti vaizdus, rašyti tekstus, kurti muziką ar padėti kurti filmų scenarijus. Programavime dirbtinis intelektas tapo pagalbiniu įrankiu. Jis gali rašyti kodą, siūlyti pataisymus, paaiškinti klaidas ir pagreitinti programavimo procesą. Tai keičia ne tik darbo greitį, bet ir patį programavimo pobūdį. Tačiau svarbiausia yra tai, kad visa tai vis dar yra vadinamojo siaurojo dirbtinio intelekto pavyzdžiai. Tai sistemos, kurios yra labai geros konkrečiose užduotyse, bet neturi bendro visapusiško supratimo. Jos gali atpažinti veidus, bet nesupranta, kas yra žmogus. Jos gali parašyti tekstą, bet nesupranta jo prasmės taip, kaip tai daro žmogus. Ir būtent dėl šios priežasties dirbtinis intelektas atrodo savotiškai paradoksalus. Jis tuo pačiu metu yra neįtikėtinai galingas ir vis dar ribotas. Ir tada kyla klausimas, kas nutiks, kai šios ribos pradės nykti. Iki šiol kalbėjome apie dirbtinį intelektą, kuris daro konkrečias užduotis, bet egzistuoja idėja, kuri teoriškai peržengia visas dabartinės ribas. Tai yra dirbtinis bendrasis intelektas. Dirbtinis bendrasis intelektas yra hipotetinis dirbtinio intelekto tipas, kuris nėra apribotas viena siaura sritimi, skirtingai nuo dabartinių sistemų, kurios yra specializuotos pavyzdžiui tik tekstui.
tik vaizdams ar tik analizei. Dirbtinis bendrasis intelektas apibūdinamas kaip artimesnis žmogaus protui. Jis galėtų ne tik atlikti užduotis, bet ir suprasti kontekstą, prisitaikyti prie naujų situacijų, perkelti žinias iš vienos srities į kitą ir savarankiškai spręsti visiškai naujas problemas. Tai reiškia, kad toks intelektas yra suvokiamas ne tik kaip atliekantis pavienes konkrečias užduotis, bet ir kaip gebantis perkelti žinias iš vienos srities į kitą. Pavyzdžiui, supratimas, kaip veikia medicinos principai, galėtų jam padėti geriau suprasti inžinerinės problemas, o programavimo žinios pritaikyti jas visiškai kitame kontekste. Svarbiausias skirtumas - visapusiškumas. Žmogus gali išmokti naują profesiją, prisitaikyti prie naujos situacijos, perprasti visiškai naujus dalykus. Dirbtinio bendrojo intelekto idėja remiasi būtent tuo pačiu principu, ne vienos funkcijos tobulinimu, o bendru gebėjimu mąstyti ir prisitaikyti. Tačiau atsiranda dar vienas svarbus aspektas. Skirtingai nei žmogus, toks intelektas nebūtų ribojamas fiziniu ar biologiniu apribojimu. Jis galėtų veikti nuolat 24 valandas per parą, be nuovargio ar pertraukų. Tai reikštų ne tik didesnį darbo našumą, bet ir visiškai kitokią pažangą. Papildomai atsiranda teorinės galimybės, kad toks intelektas galėtų tobulinti pats save. Analizuodamas savo veikimą, jis galėtų optimizuoti algoritmus, kurti naujus sprendimus ir nuolat gerinti savo gebėjimus. Tai reikštų, kad pažanga nebūtų priklausoma tik nuo žmogaus, ji galėtų vykti savarankiškai. Tačiau svarbu pabrėžti, kad šiandien dirbtinis bendrasis intelektas dar nėra sukurtas. Tai vis dar daugiau teorinė idėja, apie kurią diskutuoja mokslo ir technologijų bendruomenės. Nėra aiškaus supratimo, kada ir ar apskritai toks lygis būtų pasiektas. Tačiau matant, kokia sparti pažanga įvyko vos per kelis metus nuo 2023 metų, vis daugiau ekspertų pradeda svarstyti, kad tai gali būti arčiau nei manyta anksčiau. Jeigu toks intelektas atsirastų, jis nepakeistų tik technologijų, jis pakeistų viską. Įsivaizduokite, kad atsikeliate ryte, o telefonas jau nusprendė, ką šiandien veiksite, ką dirbsite, ką valgysite ir net su kuo kalbėsitės. Ne todėl, kad to buvo prašyta, o todėl, kad sistema jau geriau nei žmogus supranta žmogaus poreikius ir sprendimus. Vieniems tai skamba kaip patogumas, pasaulis, kuriame nereikia gaišti laiko sprendimų priėmimui. Kitiems tai kontrolės klausimas, nes jei sistema pradeda spręsti už žmogų, kur tada baigėsi pasirinkimo laisvė. Tai taip pat pirmiausia pakeistų darbą. Dalis profesijų, kurie šiandien laikomai įprastomis, gali tiesiog išnykti. Užduotis, kurios reikalauja analizės, rašymo, skaičiavimo ar net kūrybos, gali būti atliekamos greičiau, pigiau nei žmogaus. Tačiau tuo pačiu atsiras ir naujos sritys. Žmonėms reikės prižiūrėti dirbtinio intelekto sistemas, kurti jų veikimo taisyklės, spręsti etinius klausimus ir užtikrinti, kad jos veiktų saugiai. Tačiau jei kalbėtumėme apie dirbtinio bendrojo intelekto scenarijų, kuriame intelektas gebėtų kurti pats save, net ir šių profesijų klausimas liktų nebe toks aiškus. Klausimas lieka atviras. Kiek žmogus būtų reikalingas šiame procese? Toliau mokslas. Dirbtinis bendrasis intelektas galėtų smarkiai pagreitinti atradimus. Vaistų kūrimas, ligų supratimas, sritis, kuriuose pažanga trunka dešimtmečius, galėtų vykti gerokai greičiau. Problemos, kurios dabar atrodo per sudėtingos, gali būti išsprendžiamos. Kasdienis gyvenimas taip pat keistusi. Vietoj bendrų programų atsirastų personalizuoti pagalbininkai, sistemos, kurios pažįsta žmogų, supranta kiekvieno individo poreikius ir padeda priimti sprendimus kasdienybėje, nuo mokymosi iki finansų, sveikatos. Viskas galėtų būti pritaikyta konkrečiam žmogui. Tačiau kartu atsiranda ir pavojai. Priklausomybė nuo dirbtinio intelekto gali sumažinti mūsų gebėjimą savarankiškai mąstyti ir priimti sprendimus. Ir galbūt svarbiausia - kontrolės klausimas. Jei sistema tampa sudėtingesnė, nei mes galime pilnai suprasti, kyla rizika, kad prarasime galimybę ją kontroliuoti. Ir tada klausimas tampa ne tik technologinis, bet ir labai žmogiškas. Kaip mes gyvensime pasaulyje, kuriame intelektas nėra tik žmogaus savybė. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų.